Sveiki gyvi ir sveiki atvykę į dar vieną Bartuševičius ir paralimpiečiai dalį. Šiandieną mes svečiuojamės Šiauliuose ir tiesą sakant, kalbėdamas su mūsų šios dienos pašnekovė, aš pasijaučiau šiek tiek kaip pietinė kronikas ir maždaug jau suprantu dabar, kaip ten žmonės kalbėdavo, dėl to, kad šiandien su mumis žmogus, kuris pirmas iš mūsų paralimpinės komandos gavo pakvietimą į paralimpinės žaidynės, tai su mumis šiandieną duosiu pačiai prisistatyti, nes nežinau, ar sugebėsiu išvardinti visus titulus, kiek jų yra šiuo metu, nes čia praktiškai reikia čekint kaip Zvonkės pavardę duotuoju metu, kokia dabar yra ta pavardė. Tai šiuo metu vicečempionė, galiu taip sakyti. Drąsiai Europos vicečempionė Reimeda Bučinskytė šiandien pas mus, šaulė ir kalbu ne apie zodiako ženklą. Tai laba diena. Labą dieną. Gerai, dabar jau galite viską sakyti apie save ir kuo gyvenat šiuo metu, Reimeda, kas vyksta, kas darosi. Šiaip tai tos kvotos į paralimpinės žaidynės nėra dalinamos, jos yra negaunamos, jos yra iškovojamos. Tai yra truputį irgi kitas niuansas toks, jos reikia kovoti. Aš labai bijau suklysti su jumis, nes aš žinau, kad jūs tobulai valdot ginklą ir man šiek tiek baisoka, jeigu kažką netai pasakysiu. Čia yra pneumatinis. Koks gražus. Šaut neiššausi dabar, nes yra atidaroma spynelė ir dėl saugumo visą laiką per varžybas yra įdedamas toks valas per visą. Čia dabar tikrai nėra šovinio. Ginklas nesupranta jokų ir neatleidžia klaidų. Okay. Tai nors ir tu garantuotas, kad čia nieko nėra, tai valas visą laiką parodo, kad tikrai nieko nėra. Kaip atsitiko, kad patekot į ratukus, pasakykit greitai ir važiuojam toliau. Buvo 15 metų, buvau sveika, jauna, 11-okė, mėgaus gyvenimu, šokau, draugavau, dainavau ir viską užsiminėjau. Ir per vieną incidentą, kaip čia pasakyti, buvo stuburo trauma. Ir po tos stuburo traumos kiti lieka, kaip čia, kiti miršta, kiti lieka toliau važinėti. Taip. Tai aš iš tų, kur liekau toliau važinėti gyvenime. Čia yra mažo kalibro, dėl saugumo irgi parodau. Čia yra įdedama tokia vėliavėlė, kai ateini į startą, jinai, visi teisėjai, ar reikia ginklus tikrinti, nes pas mus prieš kiekvienas varžybas yra tikrinami ginklai. Pavyzdžiui, šitam pistoletui ant šito gaiduko yra kilograminis varelis, užkabinai tu turi pakelti kilogramą. Tai čia tas yra sunkesnis. Jaučiu. Jisai truputėlį sunkesnis yra, nedaug. Šitai 9 maždaug. Gerai, dabar grįžtam tada šiek tiek laiko atgal ir pakalbėkim, kaip viskas pakrypo taip, kad jūs patekote į šaudymą ir tapote šaulė. Žinau, kad patekote tai visai netikėtai. Varėte tiesiog pašaudyti su chebryte. Buvo neįgaliųjų šventė čia pas mus Šiauliuose ir Šiaulių kulkinio šaudymo klubas 10-ukas atvežė kaip pramogą pistoletų, taikinių, išbandyti. Tai tenais gal buvo, 5 šūviai duodami. Ir kai aš šaudžiu tos 5 šūvius, nežinau, ką aš ten dariau, bet vienas iš klubo narių, toks Kęstutis Savickas, paklausė, ar senai šaudai. Sakau, mano pirmą kartą gyvenime, sakau, ginklą laikau rankoje. Ir to mūsų įsiskyrimas, susitikimas baigėsi, bet jis paskui 2 mėnesius maždaug klausinėjo organizatorių, sakė, buvo ten viena blondinė tokia vežimėlį ir sako, man ją reikia surasti. Tai po 2 mėnesių jis mane atrado ir pakvietė į treniruotės. Okay. Jis gal čiešino, ne? Dar turiu vieną, kurį galėsiu jau padaryti rankeną pagal pačio ranką. Na, gerai. Čia yra greitošaudai, tai realiai su tuo pistoletu užsitaisai 5 šovinius. Okay. Ir turi 8 sekundės visus 5 iššauti. Freeze, motherfucker. Kas įdomiausia, man po pirmos treniruotės, man atrodo, kad šaudymas ten taip neįdomu, kas čia tas sportas. Jo. Pykšt, pokšt. Bet aš tenais lankiaus, todėl kad kompanija labai faina buvo. Po kol nebuvo nuspręsta, kad už mėnesio bus varžybos. Tada jau tas vidinis azartas sužaidė, nebūk paskutinė. Per tą mėnesį padariau iš tikrųjų, pažangą ir be abejo, varžybose nebuvau paskutinė, bet tas pergalės tokia būgnelė užsižegė labai smarkiai ir ten sužinojau, kad dar už kelių mėnesių dar bus varžybų, tada jau apetitą saugausi, norėjau ir medalio. Galima paklausti maždaug kiek arba pamirksėkit, kai aš maždaug priartėsiu, kiek tai kainuoja? 3000 eurų. 2600. Okay. 2500. Gerai, už 4 abudu paimu dabar. Be šansų.
Žingsnelis po žingsnelio buvo jau ir Lietuvos čempionatas, be abejo, pirmais metais aš ten, man atrodo, antrą likau. Okay. Bet tiek buvo, aš noriu būti pirma, noriu būti geriausia. Aha. Ir jau kitais metais jau pasiėmiau pirmą vietą ir jau dabar turbūt 8 metai Lietuvos čempionė. Tai dabar tą patį norit padaryti, aišku, ir su Europos. Dabar aš jau labiau koncentruojasi į techniką, gali tas medalis ir būti, bet jeigu rezultatas buvo, tikrai negražus, tikrai nevertas to medalio, tai tas neneša. Man dabar labiau mane veža šaudimo technika, šaudimo visa filosofija. Apšilimas yra būtinas, nes, kad tavo būtų rankų, kaip čia raumenis, pečių, riešo, tuos turi būti. Jos, turi būti šilti, kad nebūtų šalti, kad nepertemtum. Gerai, aš galiu pravesti vieną. Nugi. Mūsų rankytės rašė, pailsėti jos paprašė. O kodėlgi jos paprašė? O todėl, kad... Jos daug rašė. Taip, daug prirašė. Tai va, mes tokius visą laiką pasidarom. Čia rankytėm, bet mums reikia ir pečių. Gerai, dabar jau jūs tada. Ir pečių, tai kad pečiai ir alkūnės dirbtų, iš šonus pavaikštų. Juozo Liesio pratimas čia vadinamasis, kur jūsų rankos. Kaip taip greitai jūs pasiekėt ganėtinai aukštų rezultatų? Gal mano tokia natūra yra, jeigu aš jau pasiėmiau, jau atsikandau, tai aš jau sukramtysiu iki tų smulkmenų. Pasineriu taip 90% savo visą laikų energiją, koncentraciją į tai, ką darai. Jeigu tau neužsidedi to kelime, kad, čia tik išskirtiniai žmonės tai gali padaryti. Viską daro ne kažkokie superherojai, ne kažkokie tai supermenai, o daro žmonės viską ir įsigilini, darai ir padarai. Aš matau juodą tašką, bet aš baltų šitų neįžiūriu, kur yra linijos paskui jau, kai baltas prasideda. Aš tik nematau, aš akinius užsidedu. Aš pamiršau akinius savo šaudimo atsivežti kaip tik. Šaudimo akinius. O, okei. Dabar jau šaus? Jeigu paspausiu, šaus. Logiška. Šaunu. Negazdinu, bet... Padarom 5 ir daisim pažiūrėti, ką ten padarai. Kaip skaudu girdėti, kaip krenta nepataikyta kulka. Einam pažiūrėti, ką išgaudai. Išsirinkai taikinį dabar, kur sušaudys, kad negalėtumėm... Čia taip net į pėdas, ne? Šiaip, kas yra fainiausiai, kad po manęs taikinius galima toliau varžybom naudoti. Persineša kažkokie dalykai į realų gyvenimą iš šaudyklos. Tu kai šaudai, turi visiškai koncentraciją tik tai šaudime. Būtų negali galvoti, vakarienės ten tą darysi, nuvažiuosi į parduotuvę, čia taikytis kažką daryti. Negali tavo smegenim biškai neįdomu, atsibos tą patį per tą patį daryti. Ir tenais minčių milijonas vyksta, tai kad to nebūtų, turi gyvenimą tą patį traukti labai. Jeigu namuose pasidarai kavos, tai jokio telefono, jokių žinių, jokios muzikos. Sėdi ir gerk dabar kavą. Išgeri kavą, dabar gali paskrolinti. Paskrolinai, dabar einam valgyti. Tada valgai ir kai tu valgai, tada iš tikrųjų labai labai skanus maistas. Aš niekada taip skaniai nevalgydavau, kaip dabar valgau. Nesvarbu, ką tu tenais gali salotos pasidaryti, bet kai tu valgai, turi pajusti skonį, nes stengiasi išlaikyti čia ir dabar. Dabar jau galime imti rezultatus. Svarbiausia pistoletą matyti. Kas tam buvo? Pataikiau, man atrodo, kažką. Jau dabar pataikiau. Matai, 2 yra. Okei, matau, jo. Ar juodą taikiais, ar po juodu baltam? Wow, čia jau labai rasistiška. Ne, aš taikiausi, šiaip iš tikrųjų patį viduriuką bandžiau taikyti. Tai todėl aš tau ir sakau, reikia po. Aš nepataikau kulkos įdėti. Aš atvirkščiai dedu iš viso. Man oro pritrūko. Yra. Yra jodama? Yra. 7, bet jau čia ant 8 ribos toks. Kokia situacija dabar yra apskritai su šaudimu ir ko reikia Lietuvoje, ko trūksta? Šaudyklų trūksta. Mano čia Šiaulių šaudyklą, mes turim tik 4 langus. Šaulių turim labai daug, turim dėl tų langų, keistis negalime, kiek norėtų šaudyti. Be abejo, aš jau su niekom tenais kaip čia neužleidžiu nieko, nes man pasiruošimas, aš jau pirmų metų turiu, kai aš ateinu, atsistoju savo tą langą, niekas man neateina, kad, Girdi, tu čia valandą atšaudži, gal leis man dabar biškai padirbėti. Dėkui, kad
Turim šaudyklą, čia irgi jau yra didelis pliusas turim, o kas keistusi, irgi aš prisiimu atsakomybę, gal aš per mažai demonstruoju, tai per mažai šneku. Jo, aš tai irgi tik jūs kaltinčiau. Jo. O kai jūs šaudėt pirmą kartą, irgi taip pat blogai buvo, ar buvo geriau jau šiek tiek? Geriau. Pas mane jodam buvo, aš per baltus nešaudau. Pirmą kartą, kai šaudėt? Taip. Suniokosiu dabar. 10 nebet pažins jo mama. 3, 2, 1, šaunam. Šaunam dabar. Opa. Ir važiuojam. Ne visai ten norėjau. Spėjau pamatyti? Aha, susekiau. Vienas netoli. Oi! Čia mano naujas. Tai be abejo. Aš visus sušaudžiau į taikinį. Ar jūs man padėjot? Gerai, prisipažinkite. Ne, mano 5 va, čia nais. Nu gerai, jūsų šiaip geriau, bet šiaip čia nėra labai blogai, reikia pripažinti. Čia yra, aš vieną pataikiau geriau negu blogiausias jūsų. Na, kiti Kur tik tai labai. Ai, nu jo, vienas žemai pas mane yra. Šiaip tai aš žiauriai geras. Jūs turit tą tokį pavydėtiną susikoncentravimą ir žinojimą, ko norit. Ar tai yra šaudimas šitą davė? Ne, ne šaudimas davė. Šiaip gyvenimas prasmės neturi. Oho, va toksai drastiškas Gyvenimas pareiškimas. prasmės visai neturi, yra beprasmės gyvenimas. Aha. Prasmę gali suteikti tik pats žmogus. Žinojimas, ko tu nori iš gyvenimo. Ko tu tikrai nori. Nu, pavyzdžiui, mano draugė į Maldyvus nuskrido kaip faina, mano draugė ten į Balį nuskrido kaip faina ir jau kitas, o jau būtinai ten reikia važiuoti. O tu to iš tikrųjų to nori, tu nori ten ant to smėlio gulėti savaitę laiką, nu, ko tu nori? Aš norėjau safarį, va, ir skridau su dukra į Zanzibarą ir į Tanzaniją į safarį, nes aš to noriu. Šaudėm gyvūnus, ar ne? Ne, aš labai žiūrėdavau seniau National Geographic, man labai patiko, nu, labai patiko. Ir aš taip norėjau, vat, pamatyti safarį, tos, vat, nu, gamtoje gyvenančių žvėris, vat, nu, labai norėjau. Bet čia yra mano tikslas, aš to norėjau ir aš tai padariau. Ir aišku, ten problemų buvo milijonas. Ir tai ne iš pirmo karto, aš maždaug prieš 5 metus bandžiau, į Keniją derinaus, kad į safarį išvažiuoti. Dėl mano Ferrario nepavyko. Praeitais metais, kaip į Zanzibarą skridau, irgi noras buvo, bet abejonė didžiulė, ar paimt. Sakau, aš sutinku su viskom, jūs mane galit nešti ant rankų, galit vilkti tą lėktuvą, kaip norit, aš su viskom sutinku, tik tai jūs prašau paimkit mane. Į Savanas lėktuvai, jie mažyčiai yra, tokios durytės, siauras. Tai sako, bet tu skrisi bagažas skyrių, gerai? Sakau, gerai, kaip krovinys buvo, bet aš sutikau su visom jų sąlygom. Labai geras jausmas yra, kai tu darai ne tai, kas yra populiaru, ar tau kažkas pasakė, patarė, bet tu tai padarai tai, ko tu iš tikro nori. Nu tada vat, tada ir atsiranda šimta šypsena. Oi. Biški gal žemokai. Žemokai. Čia dabar jau nesąmonę padariau, tai tavo pusę, kai kaliau, įsivaizdavau, kad tu ten įskinarkė. Nu, aš tai čia pribaudžiau. Neblogai. Dar dvi septyngės padarėjai tą. Aš pasiemsiu šitą, bet traktuosiu kaip savo. O galima dar į žmogų pabandyti pašaudyti ar... Gali, jeigu nori. Noriu. Bet jau čia tada tavo malonumai tada. Not bad. Kaip pirmam kartui šiaip turėčiau pasakyti, čia visko yra. Paliečiau viską išskyrus 10. Indienai, kai subręsdavo vyras, duodavo kažkokį vardą dvigubą. Nu, tai žiūrėjau, tai dabar nesugalvojau nieką gudriau ant smūgio. Išvitrioja akis, dygliuota šukuosena, sėkmės. Nice. Nes šukuosena tokia, nu, kaip ežiuka. Taip, ačiū labai. Tai čia įkrikštymas į šaulius. Labai ačiū.
Mes atkeliavom į raustų rungtį ir dabar jau susišaudysime žodžiais, susišaudysime bairiais. Aš tikiuosi, kad galim juokauti apie viską, ar ne? Be jokių no hard feelings, be įsižeidimų jokių. Be limitų. Visiškai gerai, be limitų. Ir po to paspausim vienas kitam rankas. Tikslas yra paprastas. Aš sakau bairį apie jūs, jūs apie mane. Jeigu susižvengi, prarandi tašką, tiesiog jį padovanoji priešininkui. Viskas aišku? Labai aišku. Galim pradėti? Taip. Jeigu jūs nieko prieš, aš parodysiu pavyzdį, kaip tai daroma ir tiesiog sunaikinsiu jūs žodžiais. Norėtų. Aš asmeniškai noriu pasakyti, kad šiek tiek bijojau Raimedos raustuose dėl to, kad jinai nejaučia žemės po kojom. Kad teisybė pasakyti, kad čia juoktis. Na, okei, man bus sunku, matau. Raustuose. Gerai. Draugai dažnai man sako, kad savo veiksmais šaudau savo į kojas. Bet aš to kažkaip nejaučiu. Nu geras, aš duosiu tašką tikrai. Gerai. Beje, noriu pasigirti visiems. Šiandien gavau iš Raimedos komplimentą, kad aš labai gerai stumiu. Nu, nes tipo stumiu, kad bairių sakau, bet aš stumiu iš tikrųjų. O kada tu mane čia stumiai? Čia dar stumiau per tą. Jaučiuosi taip, kaip man tektų rausti centinerių bulvių. Nors pati. Dažniausiai sportininkams patekti į paralimpines padeda draugai, tėvai ir pažįstami. Raimedai padėjo motociklas. Su komikais labai smagu leisti laiką. Ir kai manęs paklausė, su kokiu komiku norėčiau pabendrauti, tai be abejo pasakiau, kad man tas pats. Sunkiausiai įveikiami Raimedos priešininkai yra Aysel Gozman iš Turkijos, Kristina David iš Vengrijos ir laiptai iš 2 aukšto. Čia nejokinga, čia supykti galima jau. Ei, mes tarėmės. Dabar mane kaip durnelį pastatė. Padėjo įtrausti mano vietą, tą Turkę būtent. Jeigu reikėtų samdyti smogiką, kad nudobtų mantą, tai net neieškočiau profesionalą, nes į tokią kaktą gali pataikyti ir mėgėjas. Ok, gerai, šitas yra geras pavyzdys. Aš pripažįstu ir aš tašką čia sąžiningai prarandu. Ejau. Visa tai yra 10-tukas, ką jūs matot. Gerai. 100-tukas čia jau visa. Nu gerai, Raimeda, biškai yra ribos tam tikros, gerai? Nėra. Ir tai buvo viskas. Ačiū labai Raimedai, ačiū labai, buvo smagu pasišpilkuoti, neskaudu buvo, tikiuosi juokinga buvo. Ai, aš nelabai jaučiu. Jinai vis dar raustų režime yra. Labai buvo smagi pažintis ir aš čia nei trupučio nemeluoju. Tai ačiū labai Raimeda, man buvo labai malonu. Dėkui visiems už dėmesį, dėkui už palaikymą, tikrai pasistengsiu nenuvilti, bet padaryti viską, ką galiu. Ačiū. Jeigu išgirstume himną, nu būtų tobula, bet jeigu ir ne, tai žinokit, kad mes jūs mylim ir palaikom vis tiek. Spausit dar man ranką po viso to, ką patyrėm? Be abejo. Ačiū labai, ačiū. Viskas, tai sėkmės Raimedai, ačiū, kad žiūrėjot ir nepamirškit, kad eikit sportuot, gali dabar, va tiesą sakant, jau po truputį užlenkinėt nešiojamo kompo ekraną, mes jau atsisveikinam, o jūs eikit prasibėgti, eikit pasportuok, eikit sveikai praleisti laiką, nes mes galit ir jūs. Susitiksim kitoje Bartuševičius ir Paralimpiečiai serijoje, iki jos ir atsisveikinu, ate. Čiau!